Stiklo menininkas Viktoras Dailidėnas laisvalaikiu palinksta ne prie stiklo dirbinių, bet prie miniatiūrinių medelių, bonsų. Prižiūri juos ir formuoja, bei teigia, bonsų gali tapti bet kuris medis. Jokiame esančioje miniatiūrinių medelių kolekcijoje ir eglės, ir klevai, ir diedmedžiai. O šis pomėgis, teigia stiklo menininkas, moko kantrybės ir atsakomybės. Užsukime. Šitas medelis yra, mano, sakykime, toksai, nuo kurio aš pradėjau auginti bonsus, jau taip jau rimčiau susidomėjau. Aš tada pradėjau žiūrėti video įvairius, kaip karpyti, kaip prižiūrėti. Jam apie 20 metų. Bonsai – miniatiūriniai medeliai stiklo menininko Viktoro Dailidėno ir dizainerės Lauros Dailidėnienės namuose Vilniaus priemiestyje užima ypatingą vietą. Patį pirmąjį bandymą auginti Viktoras pamena iš vaikystės. Pasodino citrinos sėklą ir iš jos išaugo medelis. Jau tada jį itin domino gamta, lankė ir gamtininkų centrą. Tenai, žodžiu, ir stirnas prižiūrėdom, gandram, varles neždavom, žodžiu, gamtos vaikas kažkuria prasme. Bonsai stiklo menininkas susidomėjo jau suaugęs ir ėmėsi juos auginti dar gyvendamas bute. Pamena, buvo įdomu susirinkti sėklų ir užsiauginti iš jų arba įsigyti įdomesnių augalų, pavyzdžiui, japoniškų klevų. Tai yra labai įdomus, toksai labai lėtas, labai sudėtingas procesas, nes medžiai, suprantat, jie turi savo gyvenimus ir kiekvienas medis yra labai skirtingas. Nes šiaip bonsai tai yra medis. Vat aš tą noriu pasakyti. Į medžio auginti namie yra ganėtinai sudėtinga, bet vat gamtoje tai įmanoma. Visus bonsus Viktoras laiko namų kieme. Daugiausia čia spygliuočių. Tačiau pašnekovas teigia, bonsų gali tapti bet kurios rūšies medis. Bonsas tai yra iš tikrųjų miniatiūrinis medis, natūralus, normalus medis, bet jis yra su apsunkintom sąlygom augantis medis. Reiškia, šaknim yra vietos labai mažai, o kadangi yra mažai šaknim vietos, jam reiškia ir lajos yra mažos, lapija irgi maža. Pavyzdžiui, pats bonsas ir yra tuom įdomus, kad, pavyzdžiui, tu mažoje aplinkoje, miniatiūrinėje aplinkoje turi sukurti įvaizdį, kad tas medis yra labai senas ir labai didelis. Tarsi tu realiai kuri mažą pasaulį. Reikia turėti akį, šypsosi Viktoras, pasakodamas apie bonsų formavimą. Svarbu ne tik matyti, kuri šaka sveika ir gerai augs, bet ir kaip genėti, kad rezultatas atrodytų vizualiai estetiškas. O mokytis to galima ir iš pačios gamtos. Pas mane čia yra netoli pievos, tai geriausios bonsistės, aš sakyčiau, yra stirnos. Jos iš tikrųjų jaunus ūglius nugnaibo ir tas medis, jisai pušis kokia nors auga, ar ne? Stirna praseina, pavasarį nugnybė ten pumpurus. Ir pušis turi leisti jau šalia kažkur, tai šalia koto, iš apačios naujas tą ūglį tą. Ir natūraliai gaunasi labai gražus kamienas. Čia irgi yra senas medis. Jau sena pušis. Šiaip kaip yra skaičiuojami metai. Tai irgi gamtininkų centro pamokos. Skaičiuojama yra šitie ūgliai. Čia šių metų, šiųmetiniai. 1, pernai, 2, užpernai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 metų įsivaizduoji, 13, 14, 15, 16, 17, apie 18 metų tokiam medeliui. Nieko atrodo ypatingo, ne? Kiekvienas bonsas, tikina stiklo menininkas, tarsi turi savo nuotaiką. Kartais, kad sulauktum grožio, tenka gerokai luktelėti. Pavyzdžiui, kokius 2 metus ten medelis būna toks niūrus, tarsi nieko gero neparodo. Ir tu jį ten į kampą pastatęs. Paskui iš to kampo žiūri, kad jis jau rodo savo grožį. Tada ištrauki tu jį ir taip ir gaunas ta rotacija. Kai yra daugiau tų medžių, tu ta prasme, to grožio rotacija, sakyčiau, tikrai vyksta. Tokia medis, kuris prieš tai atrodė niekam tikęs, paskui eina tiesiog gali, kaip čia, ant podimo jau gali statyti. Aš taip ir darau. Čia yra tiesiog baltoji eglė. Jinai yra tiesiog paprastai nupirkta parduotuvėje. Čia yra iš tos serijos, kai medis buvo paliktas, pamirštas, kažkur tai buvo numestas į šoną. Bet pasodini į tinkamą vazoną, šiek tiek priežiūros apkarpai ir puikiausias eksponatas. Dalį bonsų Viktoras įkurdina savo gamintuose stiklo vazonuose. Atrodo keista, kaip čia stiklas, jis dūžta ir kodėl čia dabar medis ir stiklas, žemė.
juk skaidru, atrodo šaknim kenkt, bet žinokit, iš praktikos pastebėjau, kad pavyzdžiui, kai kurie bonsai pas mane 7 žiemas žiemojo stiklinėme vazone. Ir jie puikiausiai išgyveno. Ir vazonas svarbiausia, nesudužo, nesuskilo. Kadangi vazono dugne yra skilutės, vanduo išteka. Tokį kažkokį tai, nežinau, pasidariau savo atradimą. Šaltajam sezonui bonsus Viktoras stato ant žemės, šiek tiek pridengia medžių lapais, taip pat neša į šiltnamį, o žiemą užverčia sniegu. Taip medeliai sudrėkinami ir labiau apsaugomi nuo šalčio. Tačiau lauko bonsai, pabrėžia pašnekovas, atsparūs. Peržiemoti gali ir esant 20 laipsnių šalčio. Pasigerėję tais miniatiūriniais medeliais sugrįžtame į LRT televizijos studiją.